vasaros atostogų vėl grįžta atsinaujinusi Šviežienų televizija. Kaip patiems fuksams sekėsi pirmasis mėnuo ir ką apie juos mano vyresnieji mokiniai ir mokytojai, sužinosite mūsų parengtame reportaže. Sveiki, ką galite papasakoti apie šiuometinius fuksus? Šiuometiniai fuksai yra labai draugiški ir svarbiausia smagus ir man visiškai neatrodo išsigandę. Gal kokią žinutę jiems norite perduoti? Noriu pasakyti, kad tikiuosi, kad lygiai tokie pat neišsigandę ir pasiruošę mokytis jie bus ir 12 klasės pradžioje. Aš esu fuksė, taigi papasako ką nors apie fuksus. Taigi manau, kad fuksai yra šiais metais labai dideli bailiai. Jie visko bijo, nedalyvauja aktyviai mokyklos gyvenime, bei labai maišosi koridoriais, nes manau, kad jiem reikia žemėlapio. Kokį palinkėjimą ar pagrasinimą tu turi jiems? Noriu palinkėti jums nebūti tokiais bailiais, nes per krikštynas Ką manote apie dabartinius mūsų fuksus pirmokus? Labas. Manau, kad jie dar truputį nesupranta, kur yra, nes vakar čia irgi ateinamės prie tokių sulių, kurie tokį sėdi savo, kavytę geria, tai po to išvarėm. Bet šiaip visai gerai, visai normalus, atrodo draugiškai, tai labai laukiam krikštynų. O kokius gal perspėjimus, pagrasinimus jie nori pasiųsti? Saugokitės, ketvirtokų ypač. Apie dabartinius fuksus. Be nuomonės. Super. O gal kokią žinutę norit pasiųsti? Ne viską, ne taip norėjau. Mums matkę ten. Ką manote apie šiuometinius fuksus? Neblogi, bet dar vis mirda. O kokią gal žinutę norėtumėte jas perduoti? Nu kam, tikiuosi pas mus gerai ir toliau taip smagiai tęsti savo mokslus ir nesmirdėti, nes tikrai smirda. A few moments later. Noriu žinutę perduoti, pomidorai pas mane vis dar pūsta. Kaip jums patinka mūsų gimnazija? Labai faina, labai džiaugiuosi, kad atėjau šią gimnaziją. Jo. Ar laukia krikštyno? Laukiu ir labiausiai laukiu po krikštyno diskotekos, aišku. Gal turėtum kokią žinutę persiųsti tavo fuksams, kitiems draugams? Pagrasinimą, gal palinkėjimą, pasisaugojimą? Tai persiunčiu visiems savo klasiokams, persiunčiu Pauliai, Evai, Kotrynai, visiems savo draugams. Ką persiunti? Nu, linkėjau. Ką manote apie dabartinius fuksus pirmokus? Manau, kad labai gražų žmonės, tik tai labai norėčiau, kad būtų ir kultūringi ir gražiai elgtųsi gimnazijoje. O kokią gal žinutę jiems pagrasinimą perduotumėt, nežinau, pasisaugojimą? Nenoriu grasinti, nenoriu gąsdinti, tiesiog noriu, kad susitartumėm ir laikytumėmės taisyklių, sutarimų ir nesipyktumėm. Ką apie dabartinius pirmokus? Cool. O tai palinkėjimas, pagrasinimas dėl krikštynų, gal kažkoks perspėjimas? Nu. Gerai. Cool.